Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pripažinkime, jau tikrai praėjusią savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 22 2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. ESO pasirašė sutartį dėl išmaniųjų skaitiklių diegimo, ES sutarė taikyti sektorinės sankcijas Lukašenkos režimui, o Ignitis grupė pagamino pirmąją elektros energiją vėjo parke Lenkijoje. Iš tokių vidutinių naujienų gyventojams augs elektros ir dujų tarifai, o ESO pripažinta diskriminavusi Vilniaus energiją. Be visų šių dalykų vėl veikia elektros jungtis su Lenkija, o Ignalinos atominė elektrinė ieško vietos giluminiai radioaktyvių atliekų saugyklai. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Energijos skirstymo operatorius ESO pasirašė sutartį su Prancūzijos Sagemcom Energy and Telecom dėl 1,2 milijono išmanių skaitiklių pirkimo ir diegimo. Pagal ją bus diegiami ir sistemos duomenų valdymo bei ryšio sprendimai. Be to, prancūzai viską prižiūrės 10-metį. Programinė įranga diegs Siemens, o naujiesiems įrenginiams ryšį teiks Bitė Lietuva. Sutarties vertė 75 milijonai eurų. Įgyvendintas projektas turės įtakos visam energijos tiekimo segmentui, tiek ESO, tiek vartotojams, tiek elektros tiekėjams. Pavyzdžiui, 15 minučių intervalu gaunami duomenys leis ESO matyti, kada gyventojams nutrūksta elektros tiekimas. Jo darbuotojams nebereikės deginti dyzelio vykstant nurašinėti skaitliukų, tai kiek atpigins ir švaresnė pavers tinklo priežiūrą. Gyventojams tai leis nesunkiai tikrinti, kiek elektros ir kada naudoja jie ar konkretus elektros prietaisas, įsivertinti ir keisti vartojimo įpročius. 2017 atlikto bandymo metu taip buvo sutaupoma 6% energijos. Elektros tiekėjai galės pasiūlyti tikrus su elektros kaina biržoje susietus tiekimo planus ir kitas paslaugas. Ten, kur inovacijas diegti tingės elektros tiekėjai, atsiras vietos energetikos startuoliams. Šis smulkiosios elektros infrastruktūros atvedimas į šį šimtmetį iki šios stadijos keliavo ilgai ir sunkiai. Dar 2016 buvo siūloma ambicingesnė jo versija už 200 milijonų eurų nuo 2019 pradėti diegti išmanius skaitiklius visiems. Tačiau projektui priešinosi politikai ir reguliuotojas, abu palaikantis gilę tradiciją bijoti menkiausio elektros tarifų krustelėjimo viršun. Vėliau viešųjų pirkimų konkursai strigo ir teismuose. ES be draudimų Baltarusijos oro linijoms sektorinėmis sankcijomis nusitaikė į šalies kalio, naftos ir finansų sektorius. Tokį principinį susitarimą pasiekė šalių užsienio reikalų ministrai, atsakydami į Minske priverstinai nutupdytą Ryanair lėktuvą tam, kad būtų suimtas juo keliavęs žurnalistas Romanas Protasevičius. Konkrečios detalės dar derinamos, sankcijos koordinuojamos ir su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija. Visgi, kitaip nei trąšų sektorija, pritaikyti sankcijas naftos perdirbėjams gali pasirodyti sudėtinga. Dalis sektoriaus jau gyvena sankcijų režimu, kitur smarkiai įsišaknyja Rusijos interesai. Novopolotsko naftos perdirbimo gamyklai Naftan birželio 3 dieną atnaujintos JAV sankcijos. Tuo tarpu Mozyriaus naftos perdirbimo gamyklos didžiausias akcininkas yra Slavneft, per kelis žingsnius antrinė Rosneft ir Gazpromneft bendrovė. Kiek anksčiau ES diplomatijos vadas Žusepas Borelis viešai pasvarstė apie galimus ribojimus dujų tranzitui per Baltarusiją. Energetikos ministras Dainius Kreivys, paklaustas naujienų agentūros BNS, tąkart teigė, kad prieš taikant tokias sankcijas Lietuvoje, pirma reikėtų išspręsti Karaliaučiaus klausimą. Iš karto esą dėl to tikriausiai nieko nebūtų galima padaryti, nes tranzito sutartys jau pasirašytos, o Karaliaučius labai nuo mūsų priklausomas. Reguliuotojas paskelbė naujus elektros ir dujų tarifus ateinančiam pusmečiui. Jie auga, nes po itin pigaus pandeminio laikotarpio atsigauna energijos išteklių kainos. Tiesa, net ir šiame kontekste išsiskiria taršos leidimų kaina, išaugusi anot reguliuotojo daugiau nei dvigubai, nuo maždaug 24 iki 54 eurų už toną išmesto CO2. Gyventojams dar nepasirinkusiems nepriklausomo tiekėjo, standartinis elektros tarifas augs beveik 8% iki 15,2 euro centų už kilovatvalandę ir bus didžiausias bent nuo 2007 metų. Elektros įsigijimo kaina tarife vidutiniškai augo beveik 19%
infrastruktūros mokesčiai beveik 6. Dėl mažesnio lėšų poreikio 10% mažėjo VIAP dedamoji. Gamtinių dujų tarifas keičiamas įvertinus tik žaliavos kainos pokytį, kitos dedamosios perskaičiuojamos nebuvo. Tarifo kintamoji dalis auga 26, 46 ir 50% iki 63, 41 ir 39 euro centų už kubinį metrą atitinkamai 3 dujų vartotojų grupėms. Pastoviosios tarifo dalys nesikeičia. Reguliuotojas prognozuoja, kad dujos antrą pusmetį bus perkamos vidutiniškai už 20,7 eurus už megavatvalandę, 47% brangiau nei prognozuota šiam pusmečiui. Be to, tarifas koreguojamas 4 euro centais už kubinį metrą žemyn, dėl ankstesnės prognozės ir faktinių išlaidų neatitikimo. Ignitis grupė Lenkijoje pradėjo 94 MW galios Pomeranijos vėjo parko bandymus, kurių metu pagamino pirmąją elektros energiją. Tai pirmasis toks bendrovės projektas Lenkijoje, jis 15 metų už gaminamą elektrą gaus beveik 215 Lenkijos zlotų už megavatvalandę tarifą, indeksuojama pagal infliaciją. Į parką investuota apie 130 milijonų eurų, skaičiuojama, kad jis bendrovė uždirbs 440 milijonų. Kasmet 29 turbinos pagamins apie 300 gigavatvalandžių elektros. Litgrid atnaujino Lietuvos elektros jungties su Lenkija Litpol Link veiklą. Ji buvo nutraukta po to, kai planinio patikrinimo metu buvo aptiktas įtrūkimas aukštos įtampos 400 kV transformatoriaus įvade. Defektas nebuvo kritinis, bet jo tvarkymas užtruko, jungtis neveikė beveik 3 savaitės, gegužės 3-28 dienomis. 2020-aisiais Litpol Link elektros jungties prieinamumas rinkai buvo 92,41%. Ispanijos bendrovė IDOM Consulting Engineering Architecture Ignalinos atominės elektrinės užsakymu atliks studiją, padėsiančią parinkti tinkamiausias vietas Lietuvoje giluminiai radioaktyvių atliekų saugyklai įrengti. Joje ilgainiui bus saugomos atliekos ir panaudotas branduolinis kuras iš nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės. Atliekant studiją bus parengta metodika, padėsianti įvertinti potencialias vietas socialiniu ir ekonominiu aspektu. Ir galiausiai. Lietuvos aukščiausiasis teismas gegužės 25 dieną galutinai pripažino, kad ESO 2014-15 metais diskriminavo trečiąją Vilniaus termofikacinę elektrinę tuomet valdžiusią Vilniaus energiją kitų jėgainių atžvilgių. Pripažinimas buvo vienas iš Vilniaus energijos reikalavimų, kuriuos prieš tai buvo atmetęs apeliacinis teismas. Kitą reikalavimą, dėl 2,2 milijono eurų nuostolių atlyginimo, pastarasis teismas turės nagrinėti iš naujo. Prieš pabaigą noriu pasitaisyti. Netrukus prasidės linijų Darbėnai, Bitėnai bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė Bitėnai projektavimas, o ne projektuotojų paieška, kaip sugebėjau pasakyti praėjusią savaitę. Atsiprašau. O šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ne viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.